sudėtingos situacijos. Taigi dabar noriu trumpą žinutę apie situaciją darbe. Tos, kurios jaučiatės, kad jūs darbe ignoruoja, kažkaip su jumis netaip elgiasi. Ten valdžia jūsų rėkia, ar ne? Jeigu yra tokios situacijos, vadinasi, aš pati su savim taip darau. Ir jeigu jūs pykstat ant tų, kurie ant jūsų rėkia, kurie jūsų negerbia, tai yra tas pats, kas jūs stojat prieš veidrodį, žiūrite savo atvaizdą ir jums nepatinka tas atvaizdas ir jūs keikiat tą veidrodį dėl to, kad jums nepatinka jūsų atvaizdas. Tas kitas žmogus, jūs jam turit būti dėkinga, nes jis parodo, kur yra jūsų problema. Ant jūsų niekada niekas nepakels balso, jūsų niekada niekas nepažemins, jeigu jūs pati savęs nežeminsit. Išgirskit mano žinutę.